Labas, noriu išmokti naudotis Linux, realiai visi turėtų. Nieko nelaukiam, štai top 20 naudingiausių komandų, kurias privalai žinoti. Atsidarom savo Kalija terminalą ir pradėkime PVD. Tai tarsi klaustume, kur aš esu dabar. Rodo dabartinę mūsų direktoriją. LS galim patikrinti mūsų folderio turinį. CD leidžia keisti mūsų direktoriją, change directory. MKdir leidžia sukurti folderį. Touch leidžia sukurti failą. RM leidžia ištrinti failą. RMdir leidžia ištrinti folderį. CP tai leidžia mums kopijuoti failą. Tai sukurkim dar sykį failą. Touch failas ir CP failas 1 ir failas 2. Galim patikrinti LS, matom, turime 2 failus. MV leidžia mums perkelti arba dar kitaip pervadinti failą, kadangi Linuxai neturi pervadinimo komandos. Tai MV failas ir pavadinkime failas 4. LS, matom, kad vietoj failas turim failas 4. Clear, dar viena komanda, kuri leidžia mums išvalyti mūsų terminalą. Nano, tai teksto editorius. Galim sukurti failą ir jame įrašyti savo turinį. Spaudžiam Ctrl X, Y, Enter. Tada cat leidžia atvaizduoti failo turinį. Jeigu gerai ištarsiu, tai concatenate. Matom, atspausdino mūsų sukurtą failą. History leidžia patikrinti mūsų paskutinių komandų istoriją. Toliau turime sudo. Tai tarsi administratorius sako, aš bosas, vykdyk mano komandą kaip administratorius. Tada sudo apt update leidžia atnaujinti paketų sąrašą. Sudo apt upgrade atnaujina sistemą. Top rodo gyvus veikiančius procesus. Spaudžiam Ctrl C, jog išeitume. Clear, jau išmokom, išvalom terminalą. PS augs rodo visus procesus. Vėl clear. DFH parodo disko užimtumą. Ir paskutiniam 20 komanda man leidžia iškviesti pagalbą kiekvienai komandai. Man LS ir turime visą manualą, kurį galime skaitytis ir sužinoti, kaip LS veikia. Tai štai buvo 20 naudingų Linux komandų. Turiu tavęs prašymą, padėk šiandien nuhakinti algoritmą. Paspausk like mygtuką ir susitiksim jau kitame